Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Noriu padėkoti už jūsų daug žinučių ir puikų rezonansą ir pritarimą tai mano nuomonė. Ir man labai džiugu, kad daug žmonių yra mąstančių. Aš jums tik palinkėsiu visada tuo klausimu padiskutuoti su teiginius žarstančiai žmonėmis ir pasakyti savo nuomonę. Žinot, erdvė tuščia nebūna. Jeigu nesako nuomonės žmonės, kurie išmintingi arba suvokiantys arba plačios sąmonės, tai tą erdvę užpildo likutis, tai yra siauro matymo žmonės arba blogi žmonės arba meluojantys žmonės arba politikai arba kažkokie influenceriai siekiantys naudos ir tiesiog erdvė tuščia nebūna, todėl visada linkiu jums sakyti savo nuomonę ir paklausti, kodėl tu taip sakai, argumentuok, o į ką tu remiesi, paklausykit, bus įdomu. Dažnas neras tų pasakymų ir nemokės jums paaiškinti. Tai todėl ir įsiklausyti reikėtų į kažką, kas paremta, argumentuota ir paaiškinta, o ne tik pasakyta. Šį eterį darau dėl to, kad jūs klausėte, o kaip būna su tais momentais, kai žmonės artimoje aplinkoje nerezonuoja, yra pykčiai, yra konfliktai. Tai šiandien paliesiu temą vaikų. Ir kodėl tai vyksta, nes ten tėvai, sesės, broliai vis tiek šiek tiek tolimiau, artimiausiai yra vaikai ir labiausiai skauda mums dėl vaikų. Tai kaip vyksta remiantis tuo mechanizmo arba vibrodinamikos principų matricoje? Jeigu mes žinom, kad yra rezonansas, reiškia siela gali ateiti tik pas to paties dažnio žmogų. Jeigu jūs gimdot vaikelį 18, jūs busit viename dažnyje ar ne ir ateis to atitikimo, tarkim, antro dažnio vaikelis pas jūs. Jeigu praeis 10 metų, jūs stipriai padarysit virsmą, daug pasieksit, daug suvoksit, jūsų sąmonė pasikeis ir vėl jūs pagimdysit vaikelį, jis jau ateis, gal net 3 arba 4 dažnio. Ir tada jūs su tuo antru vaikeliu turėsit ryšį, nes jūs užaugot ir atėjo siela atitikmuo, o tas pirmasis turės su jumis ryšį tik tuo atveju, jeigu jis padarys irgi tą patį lūžį. Jeigu jis lūžio nepadarys, jis bus antro dažnio, o jūsų vaikeliu 4. Ir atvirkščiai, jeigu jūs degraduosit, ar ne, einant link antro vaikelio, jūs ateis 1 dažnio, vėlgi jūs turėsit su juo ryšį, o praeitas vaikelis, pirmasis vaikelis priklausys nuo to, ar jis degrada. Visada yra kelias. Tikro atsakymo jums aš nepasakysiu, bet jūs patys darydami analizę savo galvoje, kuriais etapais gimė vaikelis, kas keitėsi ir su kuriuo jūs neturit ryšio, jūs pamatysit, kokiam lygyje jūs buvot. Ir jeigu jums kyla šitas klausimas, tai tikriausiai jūs užaugot, o tas vaikelis nėra garantijų, ar ne? Todėl kiekvieno mūsų užduotis nekariauti mitinguose, neversti kažkokių dalykų, o auginti savo vibracinį dažnį tam, kad žmonės sielos ateitų aukštesnio dažnio. Tik taip gali pasikeisti paveikslas. Dažnai mes nieko nedarom su savo gyvenimu, o norim pakeisti pasaulį. Žinot, kaip sako, neišsišlaviai dar savo kambario, o jau eini ledynų gelbėti, kad neištirptų. Tai nedarykim šito. Supraskim techninį mechanizmo principą ir visada žinosim, kaip pasielgti. Jeigu aš suprantu save kaip sielą, kaip užduotį turinčią augti ir auginti, man visiškai aišku visada bus, kokį sprendimą priimti. Tai tie atotrukiai vyksta priklausomai nuo kelio. Degraduojat jūs ar negraduojat? Kokiu metų skirtumu jūs turit 1 ir 2 vaikelį ir kaip jūs ėjot, aukštyn ar žemyn, bet ir kaip išsiskiria, jūs ir analizuokit. Jūs matot savo vaikus, matot save ir galėsit gražiai rodiklytėm, aš einu ten, gimsta aukštesnis, aš einu ten, gimsta aukštesnis. Aiškiai matau, kurie lygiai sueina pasibraižius, kurie nesueina. Matematiškai tikslu ir labai įdomu. Dar ką aš jums noriu pasakyti, kas dažnai būna prie pat mūsų, o mes ieškom kažkur dažniuose, ar ne? Dažnai mes su savo vaikais nesugebam atskirti teritorijų. Jau nekalbėsiu apie tai, kaip mes juos, kaip sakau, pavagiam gyvenimus, visur vežiojam, apiperkam, kepam, verdam, apšokinėjam, nors jie jau viską gali patys.
Bet kitas dar momentas yra teritorija. Suaugęs žmogus tėvų namuose turėtų gyventi neilgiau kaip iki 22 metų. Todėl, kad viską, ką žmogus iki 22 metų gyvendamas jūsų šeimoje gaus, tai bus pavyzdys. Jeigu jis lieka toliau, jis gauna ne pavyzdį, jis gauna programą. Kodėl gerai pavyzdys, o blogai programa? Todėl, kad pavyzdys tai yra instrumentai ir šablonas gyvenimo, kurį žmogus išėjęs iš šeimos taikys, bet sukurs pagal jį savo šabloną. Jis naudos pavyzdį. Jeigu jis užsilieka ilgiau, gauna programą, jis pakartoja absoliučiai jūsų gyvenimą. Jūs jį užprogramuojat dar kartą tokiam gyvenimui, kokį nugyvenot jūs. Pažiūrėkit, kaip gražiai kalba žodžiai. Išeinat iš principo mintis, žodis, veiksmas ir kaip aš visada sakau, kodėl svarbu yra žodis. Todėl, kad tai yra vibracija, jis neša energiją, jis neša jėgą, jis neša informaciją. Tai žodis pavyzdys yra vyzdys. Tai reiškia pamatyti. Mes visi matom ir tai mums nekenkia, ar ne? Mes matom pavyzdį gamtoje, padarom dizainą pagal tas spalvas namuose. Mes matom ir taikom. Tai yra pavyzdys kaip vyzdys. O ką reiškia programa? Programa tai reiškia rama, rėmelis. Todėl, jeigu jis užsibus ilgiau negu iki 22, jis išeis su tuo rėmeliu už sienos, kas yra, už jūsų gyvenimo ribos. Jis nematys. Jūs jį užprogramuosit. Tai aš mums visiems labai linkiu suprasti, kad reikia pradėti nuo paprastų dalykų. Duoti žmogui atsakomybės, duoti žmogui savo teritoriją, leisti jam veikti savo teritorijoje, kaip jis nori, patarti ir pasakyti, ir gal pakritikuoti, bet ne įbrukti ir nurodyti, jeigu jis yra savo teritorijoje. Jeigu jis yra jūsų teritorijoje jau suaugęs, jau iš karto konfliktas užprogramuotas, nes jūs norėsit jam reguliuoti ir normalu, o jis sakys, ašgi laisvas žmogus, aš siela, aš galiu daryti, ką noriu. Jūs galvosit, gal tikrai gali daryti, ką nori, bet jis gyvena jūsų teritorijoje. Žinot, kas moka pinigus, tas ir užsakinėja muziką. Ir va ta teritorija labai aiškiai turi būti apspręsta ir pasidalinta. Čia visur yra ir vyro moters santykiuose, ir verslo, kai kalbam apie darbuotoją, ir darbdavį, ir vaikų ir tėvų santykiai lygiai taip pat. Reikia atsidalinti teritorijom ir žinoti, kad mano teritorijoje aš esu šeimininkas ir galioja mano taisyklės. Ir pasistengti išleisti juos vaikus į savo teritoriją. Tai aš visiems norėčiau pradžioj palinkėti išsispręsti tą tokį buitinį momentą, kur mes dažnai kaip mamos nerandam stiprybės savyje padaryti. Ir po to dar šalia to pasianalizuoti tuos dažnius, kur jūs buvot, kai atėjo tas vaikelis, kur jūs buvot kokioj būsenoj, kokioj sąmonėj, kai atėjo antras vaikelis. Ir jūs aiškiai matysit, kodėl tas su tuo, o tas su anuo nesutampa. Žinot, dažnai mes savo kišenėse nešiojam tai kokį tai lūpų blizgesį, kas rūko cigaretę, kas dar ką nors. Jeigu mes ten turėtumėm kokį nors stebuklingą raštelį ir kiekvienu momentu, kai mums kyla klausimas, jį išsitrauktumėm, o tame raštelėje būtų parašyta, kas aš esu ir ko aš čia atėjau. Aš esu siela, atėjau augti ir auginti, atsakingas esu tik už save ir už savo teritoriją. Ir tada, ar su vaikais, ar su tėvais, ar iš kur kitur kils klausimas, jūs iš karto žinosit, kaip jums pasielgti, nes jeigu aš esu tas, atsakymas aiškus, į kurią pusę aš turiu eiti. O jeigu aš neužduodu klausimo, kas aš esu, nesiremiu į pamatą, viskas svyruoja. Tai aš jums linkiu pasirašyti raštelį, savo teritorijoje būti savo šeimininkais, nesistengti absorbuoti kitų teritorijų ir suprasti, kad tiek jūs esate siela, atėjote augti ir auginti, tiek tas vaikas ar dukra, ar sūnus, jie taip pat atėjo to paties. Ir tada viskas bus gerai. Ačiū Jums už dėmesį.